parašyta kaligrafija. Kaip jau minėjau, japoniškai tai yra shodo ir du hieroglifai. Pirmasis yra hieroglifas kaku, tai yra reiškia rašyti. O antrasis yra kelias, do arba miči. Ir kelias ne tik tai tas, kur einame, bet taip pat ir filosofinės dvasinis kelias. Tai rašymo kelias yra būtent kaligrafija. Turbūt daugelis iš jūsų girdėjo žodį do, nes tai praktiškai kiekviename Japonijos mene yra. Tarkim, žinoma, tai yra rašymas, bet tai nėra tas rašymas, ką mes paimame tušinuką, popieriaus lapą ir rašome. Tai jau yra menas, nes būtent tai yra tas popierius, kuris yra, galėsit paskui pasižiūrėti, kaip sugertukas ir teptukas naudojamas, tušas ir būtent, nors tą hieroglifą visi mokosi rašyti kaip ir vienodai, kaip parašyti su tušinuku, kad jie būtų panašesni, bet jau kai rašoma ant lapo, atsiskleidžia kiekvieno žmogaus, taip pat ir vidus, ir netgi japonai sako, kad pirmas brūkšnelis, parašytas teptuku ant popieriaus, atspindi žmogaus dvasinę būseną, kaip jis tuo metu jaučiasi. Nes vienas gal stipriau paspaus, kitas lengviau ir iš to mes galėsime pasakyti. Dabar jau net nežinau, japonų ar kinų kaligrafija ir labai mane sužavėjo toks potėpio grožis, kadangi japonų kaligrafijai ypatingai kreipiamas dėmesys, kad ji nebūtų pulsuojanti, kad nebūtų vienoda, kad kiekvienas prisilietimas prie popieriaus būtų iš 3 judesių, būtinai, net ir taškelis, o ne tai, kad strimė. Labai norėsi, tiesiog toks laikotarpis buvo, labai norėsi spalvų, tokių teigiamų emocijų, tapyti labai smagu ir žiūrėti man paskui smagu, nežinau, ir tokia kaip meno terapija, sakyčiau, šitą pasėdė.